mus visus į kursą pakvietė ir vesti, ir klausyti pats viešpats, tai galėtumėm ir baigti šią paskaitą, nes į savaitgalį irgi viešpats kviečia, tai ką pakviečia, kas atsiliepia, tas ir važiuoja. Bet prie viešpaties mes ir savo pastangų turbūt galima nepridėti. Tai jo, kai buvau pakviestas šitą temą pasidalinti, tai galvojau, nu tikrai čia kažkaip viskas labai organiškai ir natūraliai gaunasi. Visi organizuojam kursą, kviečiam savaitgalį ir kažkaip, nu kas gali, važiuoja, kas negali, nevažiuoja, bet stengiamės visus pakviesti, nu čia kaip papasakot, kaip dantis įsivalyti, bet paskui pradėjau dekonstruoti, kad vis tiek kažkokius etapus galima suskaidyti ir atkreipti kažkokius dalykus dėmesį, ne? Tai šiam informacijos amžiui, kad, kaip sakant, neperkrauti didelę informaciją ir kažkokių kompleksiškumų, tai tiesiog aš tokius 5 elementus pagrindinius išskyriau. Tai būtų pirminis kvietimas, pirminis informavimas, tada aktyvus kvietimas, idėjos pardavimas, komunikacija ir veiksmai arba vykdymas. Tai va apie tuos 5 dalykus tada trumpai pasidalinsiu, ką turėjau minty. Tai pirmiausia, pats savaitgalis, kodėl jį reikia kviesti, visi labai gerai suprantam, ne? Tai aš irgi kartais, kaip pasakoju, pristatinėjau paskaitas, ar patys, kaip pristatinėjom susirinkusiem dalyviam, tai sakom, mes čia susirinkę trečiadienio vakarais studijuojam alpinizmo žemėlapius, o jau savaitgalis tai bus lipimas į kalną. Tai vat žemėlapiai viena yra, o lipimas į kalną, kad tu gali patirti iš tikrųjų, ne vien gauti informaciją, bet kad visi žinom stebuklingus ar ne šventosios dvasios darbus ir kokie grįžta dalyviai iki savaitgalio. Ir tie kursai, ne, kai susirenka įvairiausių dalyvių, būna ir skeptiškų, ir netikinčių, ir tikinčių, ir viską žinančių, ir galinčių mus pamokyti, tai žinom, kad savaitgalis taip viską šventoji dvasia taip gražiai kaip sulygina, padaro, uždega liepsneles, kam reikia prigesina, žodžiu, padaro viską taip, kaip turi būti. Tai dėl to tikrai labai labai svarbu į tą savaitgalį ir mes tikrai degam didžiuliu troškimu, kad nuvažiuotų dalyviai tą savaitgalį. Tai aišku, visą šitą stengiamės įvyniuoti, apgaubti komandos malda. Kažkaip ypatingai nesimeldžiam, aišku, bet nes mes ir taip meldžiamės, esam sutarę kiekvieną vakarą gailestingumo vainikėlį, kas kaip gali 21 valandą melstis, tada turim vieną kartą per savaitę specialią maldą kažkas parašo iš komandos, tai jau kaip ruošiamės savaitgaliui, tai visą laiką maldoje tą turim intenciją komandos maldoje, kad meldžiam Dievę šalinkusias kliūtis, kad galėtų dalyviai vykti į savaitgalį. Tai va, tai žodžiu, kaip kviesti dalyvius į savaitgalį. Tai pirmas dalykas yra pirminis informavimas. Šitam užimtam intensyviam pasaulyje visi žmonės planuojasi laiką, todėl labai svarbu gerbti šitą žmonių lūkestį ir poreikį. Ir jau nuo skelbimų, plakatų, skrajučių spausdinimo mes visą laiką pažymim, kad kursas prasideda tokią ir tokią dieną, baigėsi tokią ir tokią, o vidury kurso, tokią ir tokią datą yra savaitgalio išvyka. Ta pažymim ir internetiniam skelbime, ir skrajutėse, kai spausdinam. Tada ateina pirmas susitikimo vakaras, nejaugi tai viskas, ir mes pristatom, kas ta alfa yra, kokios paskaitos, kada čia vyks viskas, ir būtinai irgi paminim, kad žiūrėkit, bus kovo arba lapkričio mėnesį bus išvyka, būkit geri, rezervuokite laiką į savaitgalį. Ir tą informaciją pakartojam ir sekančiuose vakaruose, kad bus ta savaitgalio išvyka, nes į pirmą vakarą kažkas netėjo, kažkas nuo antro pradėjo lankyti, kažkas į trečią, kažkas pirmą vakarą užsnūdo, neišgirdo, tai žodžiu, pakartoti per daug nebus, ar ne? Ir kaip patys jaučiat, kaip iš to palyginimo apie sėją, kai sėklas krenta į labai skirtingą dirvą, tai ir žmonės labai skirtingi. Vieni yra uolūs planuotojai gyvenimo, viską suplanuoja ir žino
savo gyvenimo savaitgalius ten pusmetį į priekį. Kiti išgirdo, sakė, ai, važiuosiu, treti oportunistai yra, išgirsta, nu, jeigu neturėsiu geresnių pasiūlymų, tai tada važiuosiu, jeigu gausiu geresnį pasiūlymą į barą, nueit ar į filmą, tada kažkur kitur eisiu. Tai vis tiek tą tokią žinutę paskleidus, kad vyks svarbus šitas renginys, svarbi išvyka, tai žmonės vis tiek tą turi minty. Nu tai va, tai taip, žodžiu, per daug ten detalių nepasakojam, pirminį informavimą padarom, tada kai lieka 3 susitikimai, tai aš taip kažkaip pasižymėjau, kad per 4. vakarą, kuris vadinasi pas mus kaip įmanoma tikėti, mes jau pradedam tokį aktyvų kvietimą, kad liktų dar 2 vakarai, na, surinkti pinigus, sutvarkyti organizacinius dalykus, tai jau per 4. vakarą koordinatorius paskelbė, kad, nu, vat, jau šį kartą, žiūrėkit, mes jau turėsim daugiau informacijos apie savaitgalį konkrečiai, kas kaip vyks ir kaip ten viskas bus. Ne? Ir tada jau grupelėse, kai susirenkam, tai tada detaliai papasakojam, nes grupelėse vis tiek ta komunikacija jinai yra efektyvesnė. Grupelėse papasakojam, reiškia, kur važiuosime, kada išvažiuosime, kada grįšime, kaip, su kuo ir kas kaip nuvažiuos, ar ne. Pasakom, kad nereikės važiuoti viešuoju transportu, nu, vat, visą tą svarbią informaciją stengiamės pasakyti grupelėse ir pasakom, kokia pageidaujama auka yra už šitą dalyvavimo savaitgalyje ir dar lieka 2 vakarai iki to išvykimo, per kuriuos, nu, paprašom, kad atneštų tos pinigėlius, ar ne. Taip pat mes turim tokį gražų klipuką sukūrę apie Liškiavą, kadangi važiuojam į Liškiavą, tai klipukas maždaug toks ir aš jį galėčiau parodyti, bet nerodysiu, nes čia užims laiko, tai tik pasakysiu, kad yra nufotografuota Liškiava, įvairios gražios vietos, saulėta pavasario diena, kai jau gamta žydi, saulutė šviečia į vienuolyną, nu, galite įsivaizduoti, aš labai gal nesu vaizdingas pasakorius, bet atrodo labai gražiai, groja instrumentinė muzika ir keičiasi nuotraukėlės viena po kitos. Ir tikrai toks jaukumo tokia dvasia sukuria tas filmukas, tai mes renkantis dalyviam jau tos paskutinius vakarus užleidžiam šitą filmuką, kad jie ateitų, pamatytų ir sakytų, o kur čia taip fainiai, o mes sakom, va, važiuok į savaitgalį ir pamatysi. Nu tai va, tai toks jau aktyvus kvietimas. Tada 3. žingsnis. Idėjos pardavimas, tai, nu, visi žinom, kad, va, čia kaip minėjo kažkas, kad Birutė, man atrodo, ne, kad galima ir įvairiais būdais Londone girdėjot gerų minčių, ne, kad ir papirkti ir kitaip. Tai mes, va, tą idėją turim parduoti, nes šitam informacijos pasaulyje, nu, žmonės turi labai daug pasiūlymų. Ir tą idėją parduoti, nu, labai svarbu. Tai, nu, jau čia stengiamės, žinokit, vartytis kaip tik galim. Tai turim, pirmiausia, nu, sakom, kad Liškiava, kas nebuvo Liškiavoj, nu, tai jau nupešiam ten romantišką tokį įvaizdį, žodžiu, pasakom, kad dominikonų 18 amžiaus vienuolynas, tai jau istorikus visus iškart paperkam, kad jau važiuoja. Gamtos mylėtojus irgi nuperkam, sakom, ant Nemuno kranto, ant kalnelio, ten tokioj nuostabioj vietoj, viskas, gamtos mylėtojai važiuoja. Mamytės su vaikais, kurios buity užsiknisusios yra, sakom, ten viskas bus, jum indų plaut nereiks, valgyt gaminti nereiks, mamytės važiuoja. Nu tai va taip, visus ir bandom, žinot, kiekvieną savaip. Aišku, yra žmonių, kurie atėję ten domisi ir jiem ten, nu, tiesiog įdomu, alfa, žino, kad nori važiuoti ir tų dalykų ten gal nereikia, bet, nu, bet taip, aišku, galingiausias dar mūsų ginklas yra, kai pasakom, kad ten bus brolis Pijus, kurį visi nori pasikviesti. Tai, o, Pijus, ir jeigu dar Pijus būna prieš tai paskaitą atvykęs paskaityti Vilnių, tai tada, žinokit, jau tik tai sugipsuoti ir gulintis ligoniniai nevažiuoja, tada jau visi važiuoja. Tai va, tai tas idėjos pardavimas, nu ir paskui susirenkam tą grįžtamą ryšį, susitikę komandoje po aptarimo grupelėse ir vis tiek pas mus, žinokit, važiuoja, nu, taip 90 daugiau procentų dalyvių. Būna, kad nevažiuoja ten, sakykime, vienas kitas,
kad nenorėtų važiuoti labai retai būna. Tai, nu, va, turėjom šį kursą 2 žmonės, kurie tiesiog nenori važiuoti. Ir taip labai keistai, bet šiaip ten būna žmonės kažkur susiplanavę, būna išvykas, nusipirkę kelionės. Tai va, tai žodžiu, pirmas dalykas yra pirminis informavimas, antras dalykas aktyvus kvietimas, trečias dalykas idėjos pardavimas ir ketvirtas dalykas, kuris labai 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 svarbus yra, tai yra komunikacija arba visų baimių ir nerimų nugesinimas, nuraminimas, taip sakykime, nes įsivaizduokim, ten ateina 50 metų, 60 metų žmogus, kuris gyveno be alfa kurso ir galėtų dar tiek pat metų gyventi be kažkokios ten liškiavos ar dvasios savaitgalio. Ir čia staiga jam siūlo ne ant mylimos sofos praleisti savaitgalio kažkur važiuoti, su kuo ten reiks miegoti kambarį, o ką ten valgyti duos, o ten bus su glitimu maistas ar be glitimo, žodžiu, mašinos neturiu, kaip aš nuvažiuosiu. Tai komunikacijos per daug nebūna visą laiką. Jau kur reikia, ten matom, kur dalyvis jautriau reaguoja, tai kiek ten per tas pertraukėlės arbatos ten pakalbinam asmeniškai, viską išaiškinam, grupelėse viską papasakojam detaliai, tada paklausiam, ar turi klausimų. Žodžiu, toje komunikacija dar reikia turėti minti, kad žmonės kartais nedrįsta gal paklausti, tai tokius, kur tylesni, ramesni žmonės, tai pakalbinti, gal reikia ir proaktyviai paklausti, ar jums viskas aišku. Sudėlioti tuos ekipažus, pasakyti, kas iš kur tave paims. Žinot, kaip būna žmonės, vieni ten koks temperamentingas cholerikas, jis čia sako, tu su manim važiuosi, o kitas koks, kur flegmatikas sėdi kamputį ir galvoja, mane tai neparodė pirštu, tai kaip aš važiuosiu. Bet čia alfa dvasiagi, mes visi žinom, kad rūpestingai stengiamės pasirūpinti kiekvieno atėjusiu. Tai kažkaip, ta komunikacija jinai svarbi. Ir tada penktas dalykas, tai tokie kaip veiksmai, kaip vykdymas, tai ką mes dar padarom, tai atspausdinam tokias atmintinės. Aišku, rašom savaitinius laiškus dalyviam, kai kviečiam į kiekvieną paskaitą, parašom, kad ateinant trečiadienį jūsų laukia tokia ir tokia paskaita. Žinutės pabaigoje dar paskaitykite apie kvietimą į savaitgalį, tai ten irgi surašom visą tą atmintinę. O, žinot, ateina seniorų ten, kurie kompiuteriais mažiau naudojasi arba kažko nepamato, tai užtat jau prieš savaitgalį atnešam tokį atspausdintą nedidelį lapelį ir ten būnam parašę, kad atvykimo adresas toks ir toks, pasimkit su savimi, ten asmeninius daiktus, ten dar kažkokius dalykus. Iš paskutinės patirties įrašėm papildomai, kad jeigu vartojat vaistus, būtinai pasimkit, nes turėjom tokį atvejį, kaip tiesiog, suguldėm dvi moteris, kaip sakant, kurios viena kitą ten nepažinojo, atsidūrė tokio artimoje aplinkoje, dviviečiam kambarį, viena garsiai knarkė, o kita turėjo polinkį į migreną, ir viskas, visą naktį nemiegojo, prasidėjo migrena ir vaistų nepasiėmė, nors žinojo, kad turi tokį polinkį ir ryte sakė, arba turiu kažkaip Vilniuje atsidurti, arba sakė, čia jums sugadinsiu visą savaitgalį. Tai žodžiu, tai vežėm mes ją į Vilnių. Ten viskas gerai buvo, iš tikrųjų, paskui sakė, labai apsimokėjo man susirgti, nes sako, iš tikrųjų tiek meilės, kiek ir rūpesčio tai nepatyriau, sako, o kai susirgi, tai sako, kaip galima pajusti kiek meilės. Tai žodžiu, bet svarbu vis tiek, kad pasimtų tos dalykus. Tai įteikiam tokias atmintinės, tada dėl ekipažų komandos nariai savo grupelės apskambina, kad pasakyt, kas bus vairuotojas, kur ten, padedam tiesiog, jeigu patys dalyviai nesusitarė, nes būna kartais spontaniškai susitarė patys, kad aš gyvenu ten prie Žirmūnų Rimi, ir aš ten pat, tai iš ten ir važiuosim. O kai būna tokie ekipažai, kur ten reikia padėti paderinti, tai irgi skambinam kiekvienam, paskui padedam apsikeisti telefonais ir tiek žinių, ir tada
važiuojam į savaitgalį. Tai žinokit, mano toks trumpas pranešimas. Ačiū, kad išklausėt.